Šventė aš esu kaip toks kreipinys ir teiginys, kad irgi sutrikusio intelekto žmogus yra šalimais. Aš čia ir visur esu. Ir mes kiekvienais metais tarptautiniai žmonių su negalia dienai ir tarptautiniai žmogaus teisų dienai mes tai skiriame tą tokį, pasirodyti. Tai tiesiog parodyti, ką mes galim, ką gali šitie sutrikusio intelekto žmonės šiam gyvenime pasiekti. Tai yra šokis, daina, dirbinėliai, bendravimas. Aišku, mes norėtumėm ir norime, kad kuo daugiau atvyktų ir iš aplinkinių mūsų visuomenės žmonės, pavyzdžiui, kaimynai, draugai, kad tiesiog pamatytų ir mūsų tokius šiek tiek kitoniškus. Tai ir aš esu. Tiesiog integruotis, dar kartą parodyti, kad mes gyvenam tokie šalimais. O kelintą kartą organizuojamas? O, dabar reikia skaičiuoti. 2 kartus buvo Vilniui, paskui buvo Utenoje, dabar Raseiniuose, paskui buvo Šakiuose, tai 4., 5. Dabar paklausti ir galvoju skaičiuoti, tai tokias, kol jinai išsirutuliavo į tokią būtent aš esu, kad parodyti meninius. Sakykite, lėšos skiriamos yra tokie? Dabar taip, reiškia, trupučiuką neįgaliųjų socialinės integracijos programui yra vienas punktelis būtent šito renginio organizavimui. Tai yra tik tai, sakykime, salės nuoma, trupučiuką pietų neįgaliesiems ir šiek tiek nusipirkti ten popieriaus, pieštuko, juostelės, va taip. Tai yra mažai, bet patys kolektyvai atvažiuoja savo lėšomis, mes svečiai irgi važiuojam savo lėšomis. Ačiū už trupučiuką. Šventės pati programėlė. Kas, sakykite, šiandieną laukia? Šventė bus įvairi, pas mus pasirodys nemažai kolektyvų, atvažiuoja mūsų jau kaip nuolatiniai draugai, nuo Baltarusijos susipažinom iš festivalio, tai Utenos Vilties, Jurbarko dienos centro, Kretingos, kad nepamirščiau, čia vietiniai Šilutės, vietinės specialiosios mokyklos kolektyvai ir mūsų mažieji draugai iš Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos. Bus šokiai, kompozicijos, teatro etiudai ir dabar kas dar, mini koncertas toksai, vėliau diskoteka. Kaip Jūs galvojate, ar pakankamai mūsų žmonės, vyriausybė kreipia dėmesį būtent turinčius tokią negalią žmonės? Ką nuo Jūsų pradėti? Na, kaip pasakyti, dėmesio negalima sakyti, kad visiškai nesulaukiam. Dėmesys kaip ir visom kitom negaliom, kaip ir visiems kitiems žmonėms, tai ypatingai švenčių kažkokiu metu, minėjimų metu. Na, aš manyčiau, kad tą patį gal ir kartuoju, kiekvieną kartą, kai su kažkuo bendrauju, kalbu, kad ne tik švenčių, ne tik minėjimų, kiekvieną dieną dėmesys reikalingas, einant gatve, apsiprekinant parduotuviai, lavinant socialinius įgūdžius ir tiesiog bendraujant normaliai, galų galiai ir kaimyną panašaus, sakykime, su panašia negalia turim, tas dėmesys reikalingas kiekvieną dieną. Nebūtinai tai finansinė išraiška, bet to aišku irgi labai svarbu, bet geras, šiltas, malonus žodis, malonus bendravimas, kvietimas į bendruomenės, kvietimas į renginius, tai va tas dėmesys būtent ne piniginė išraiška kartais yra pats būtiniausias. Ir mūsų šalies valdžia ir vyriausybė, jinai nori, nenori, turi kreipti dėmesį, nes jinai vykdo socialinės integracijos įstatymą, tuo labiau, kad yra ratifikuota žmonių su negalia konvencija, yra daugelis punktų, kurias reikės įterpti į mūsų įstatymus arba mūsų įstatymus paginti kabutėse. Tai jinai ne iš geros, sakykime, valios ar loskos, bet jinai turi ir rūpintis kiekvienu savo šalies piliečiu. O požiūris yra, kaip mūsų keičiasi požiūris. Juk sutrikusio intelekto, proto negalia žmogus, mes visuomet pasijaučiam šalia jo nejaukiai. Jeigu jisai ten autobuse ar parduotuvėje garsiai šnekasi, sklaidosi ir kas, mes trupučiuką atsitraukiame. Bet viskas kinta, tą reikia priimti, kad tai šitą negalę gali bet kurį aplankyti, kaip ir kitos negalės ar bėdos ar lygos.
Tai reikia mes savo poelgiai, sakykime, savo šventė ir vat mūsų ir spektakliai, visa kita, mes irgi norim parodyti, kad mes galim būti gražus, galim daug ką mokėti, daug ką galim parodyti. Ir jeigu mes mylim iš visos širdies, jeigu pykstam iš visos neširdies, jau po šito žmonės mažo tokios klastos ar akmenių užantyje. Aš esu toks, koks esu. Ar tikite, kad ateityje visgi požiūris pasikeis pačių žmonių? Jisai keičiasi ir labai stipriai, pavyzdžiui, mano sūnui 300 metų, tai kas buvo prieš 300 metų ir dabar, tai yra didelis skirtumas. Jau tavo einant gatvę su tokiu mažu vaiku, tau kiekvienas nerodys ir viskas. Tu nemoki auklėti, kam tu vedi, kam tu veži, jau tau paskaitų neskaitys. Vis tiek visuomenė eina į priekį. Todėl, kad Europos Sąjungoje esam, ten irgi yra daug ką pasimokyti, daug, natūraliai, žmonės daugiau išvažiuoja ir jie tą pamato, tai yra paskui išeina, natūraliai elgtis taip. Yra toks, pasižiūri, reikia paklausti, tai jokių mokslus. Bet kad atskirtis bus ar kažkoks požiūris, mes visi esam įvairūs. Taip, kad tikimės. Ir daug turim patys tėvai tą įdėti. Patys turime, ne tik tai reikalauti iškėlus savo negalės. Aš turiu negalę, man reikia tas. Tai reikia ir daug ką ir tėvams mokinti. Kad irgi, ne tik tai yra, kad vyriausybė privalo, bet privalo ir aš turintis šitokią problemą irgi su savo, ne tik tai reikalavimu, bet ir su savo atnešimu, ką aš galiu tą spręsti. Raseiniuose konkrečiai, mūsų šitoj gyvenamoje vietoje, iš tikrųjų mūsų centro lankytojus visi puikiai pažįsta, mes daug keliaujam, dalyvaujam įvairiuose renginiuose, rudenėlio mugėse mūsų šiemet neseniai buvo ypatingai miesto šventė, mūsų net atskirai gerbėjai ieškojo, nes mes jau tiesiog, aš nežinau, irgi tiesiog skaičių pametus esu apie 10 metų, mes dalyvaujam, o jūsų darbelių pernai aš tą pirkau šitą, tai irgi yra įvertinimas, tai irgi yra pripažinimas ir mums to pakanka. Pakol kas to pakanka.